Simakas BMW šiandien, tai noriu greit aprodyti, kaip šviečia originalus apšvietimas. Tai yra gal labiau teisingiau pasakyti, kaip nešviečia originalus apšvietimas. Tai nežinau, vos ten durų rankena apsišviečia ir va šitoj vietoj net nefokusuoja, vos čia matosi kantukas, gal iš kitos pusės labiau matysis, tai durų rankena štai taip apsišviečia ir va čia kas čia per ambientas, jisai absoliučiai, ne tai kad 10 cm pirmų šviečia, iš vis nieko neapšviečia. Man dar durų kišenė kažkiek ir tai ten pridėta šiukšlių, tai dėl to ir šviečia. Šiaip tai jeigu būtų ten nebūtų baltų popieriukų, tai iš vis nešviestų. Tai štai taip atrodo prieš mūsų darbus. Tai štai tokius pokyčius turim. Tai dabar centriniai panelė papildoma pas mus apsišviečia. Po daiktadėžė irgi viskas praklijuota ir apsišviečia. Daiktadėžė atsidaro be jokių problemų, atsidaro, užsidaro. Tai dabar anksčiau tai nedarėm tokių dalykų, dabar biškį patobulėjom, tai jau įmanoma praklijuoti ir po daiktadėžę. Aišku, biškį brangiau tas visas malonumas atsistoja, bet štai tokį grožį turim Simake. Klientas dar norėjo centrinę panelę čia juostelės. Tai štai taip atrodo pas mus dabar salonas. Čia irgi krentantis šešėlis. Durų apdailas šešėlis, kišenė plus rankena. Kojo pačios nenorėjo. Longas. Gražiai atrodo dabar.